sunkus varžovas, mums, sakyčiau, labai neparankus. Visą laiką dažniausiai žaidimas būna iki įvarčio, bet tas dažniausiai įvartis krenta į mūsų vartus. Šį kartą pavyko viską apsukti kitą pusę ir galim mėgautis salumi dabar. Šiaip emocijų netrūko antrajame kėlinyje. Jo, buvo keletas ant, sakykim, tokio galbūt kietesnio žaidimo, tas pavirto į emocijas, galbūt natūralu, komandom dar šiek tiek sunku, kai įsivažiuoti, pirmos rungtynės, kažkoks galbūt startinis jau dalys, visi planuoja savo taškus. Kažkoks tai buvo, tai jautės, sakykim, reikia prie aikštės šiek tiek priprasti, mes nežaidžiam su šito kamuoliu, reikia prie kamuolio šiek tiek priprasti, sakykim, formatas šiek tiek kitoks negu visą, tiesiog prie visko reikia priprasti, sakykim. Ką reiškia skaičiuojat savo taškus, šitie taškai buvo įrašyti jūsų planą ar ne? Į planą nebuvo įrašyti iš tikrųjų, mes, kaip sakyt, galvojom, kad šitos taškus galima iš tikrųjų iškovoti, reikėtų iškovoti, tiesiog, jie tokie ir buvo iš tikrųjų, tai nebuvo visiškai lengvas pasivaikščiojimas, nors manau, kad dabar, kai lyga 14 komandų, komandos viso šiek tiek pasistiprino, tokių labai lengvų varžybų, galbūt kažkam bus bloga diena, bet manau, kad visiškai tokių vienus vartus favoritai, outsideriai nebeturėtų būti. Panašiai kažką matėm ir kitoje aikštelės pusėje, sakykime. Darbinė pergalė? Absoliučiai, visiškai darbinė, išvargta. Labai sunku buvo čia, nežinau, bet sunku buvo su Skadiškais pirmą rungtynę žaisti, bet mes stengiamės, norėjom, bet kaip išėjo, taip išėjo. Tai gal visai neblogai išėjo? Neblogai, jo, aš galvoju, kad kitas rungtynės jau bus geriau. Jums geriau ar varžovams? Varžovams turbūt. Kiek pakeitė visą žaidimo eigą tas labai greitas įvartis? Pakeitė, jo. Galvojom, kad atsilaikysim gynybą, bet kažkaip neatsilaikom. Vartininkas labai daug padėjo. Bet šiaip ir tai turbūt, kiek jie turėjo momentėlių, tai... Jo, turėjo daug. Mes irgi turėjom, bet neišėjo kažkaip, bet... Kas dar, sakykime, trukdė geriau sužaisti pirmas rungtynes? Mes seniai žaidėm visi. Tam sportime, kaip žaidžiam, ten kokius 10 žmonių. Bet daug naujokų yra, tai nesužaidėm. Susižaidimo trūko? Jo, trūko susižaidimo. Kokie tikslai? Tikslai į ketvirtuką. Tokie nekuklus? Įmanoma, manot? Galvojam taip. Ko pritrūko? Laimės. Tik tai? Manau, taip. Žaidimu esat patenkinti? Taip, kadangi komanda neseniai surinkta, visi nauji, viens kitą nepažįstam, tai manau, šiek tiek laimės, manau, pritrūko. Bet šiaip jums žaidžiant su pilkais dažniau būdavo tos laimės? Aš nebeatsimenu tos statistikos, bet manau, kad visai būdavo, esame ir laimėjai, ir pralaimėjai. Tai labai nuvylė sezono pradžia? Šiek tiek, ne tai, kad labai, šiek tiek. Ką šiemet keliat savo? Dar nebuvo, neplanavom dar, eisim tai paplanuosim. Po kelinto laus? Po kokį trečią. Sakant, kai ne po porą sezonų gerai žaidė, nieks, aišku, tokio starto nesitikė, aišku, ir ta Rivona nebuvo anksčiau kažkokia komanda tokia, kad laikytam kažkokia tenais favoritė ar dar kažkas. Bet šiandien, manau, tos pačios pirmos minutės, kai gavom įvartį, skaitykite, ten daugiau tokių labai tokių variantų, jie tenais 100% ir neturėjo. Manau, apmaudžiai pačiausiai vartininkas nepagavo kamuolio, sakė, nuslydome pirštinės ir gavosi įvartis. Aišku, po to bandėm atsižaisti, kas sunkiai sekėsi, nors ir žaidinėjom, stumdėm, bandėm bet vis kažko tai pritrūkdavo gale. Šiemet skaudžiau prarasti taškus negu pernai? Pagal naują sistemą aš manau, kad čia yra daug skaudžiau, bet ir tą sistemą aš manau, kad jinai tikrai lygos nepakėlė, manau, kad lyga praras savo tą azartą ir tą būtent tas įnirtingas kovas gale, kurios atsirasdavo atkrintamosiuose, kaip sakant, ir silpna komanda. Bet iš kitos pusės dabar jūs praradę taškus, jūs jau kaip tik gale turėsit eiti per negaliu, kad viską laimėtumėt. Gal ir bus tai, bet aš nemanau, kad jeigu dar porą prarasi vienas komandos su kita, manau, kad bus taip, kad žaisti savo malonumui ir... Bet toks ir turi būti tikslas, ar ne? Ne, tai bet kai būdavo anksčiau, tai tu žaidži savo malonumui į pirmus kokius 6-7 turus, ko žaidži grupėje.
o po to tu gali vis atsiimti atkrintamosius, užėmęs ir 4 vietą ir manau, tai buvo daug įdomiau. O dabar, sakant, kažkokio tikslo pas mus nėra, kad pakovot ar ką, žies. Nepatinka mums šitą sistemą. Priešininkas stiprus, gera komanda, susižaidė jie, kaip sakant. Nelengva buvo, bet laimėjom. Kas sunkiausia ir kada buvo sunkiausia? Sunkiausia buvo gal kai kurių žaidėjų emocijos, iš tikrųjų, ne laiku ir ne vietoj, tai irgi komanda kitą kartą išmuždavo iš vėžių, iš tikrųjų, to neturėtų būti, aš manau, tie kalbėsimės apie tai. A dėl ko tai buvo? Dėl to, kad taip ilgai nekrito įvartis? Ne dėl to, turbūt kažkam nuotaikos gal nebuvo ar ką, tai tikrai ne dėl to. Bet jautėt, kad kažkada įkris? Jautėm tikrai, nes laikėmės planą, keitėmės, jautėm, kad jie po biškį pavargsta, mes dažnai keitėmės, greitis, tempas išliko tas pats. Galim sakyti taip, kad pirmas kėlinys toks apylygis, antras jau jūsų. Ką aš sunku pasakyti, iš tikrųjų turėjo čia progą pirmam kėlinį gerą tokią, iš tikrųjų mūsų vartininkas puikiai sužaidė, bet realiai kamuolio kontrolė vis tiek mūsų buvo, mūsų pusė, aš manau. Ką galvojate apie sezoną? Sezoną tiesiog visas varžybas reikia žaisti, visos svarbios, čia nėra grupė, kad galima vienas sužaisti, vienas praloš, kitas laimėti. Iš tikrųjų reikia kovoti ir sezonas bus sunkus, aš manau. Jau toks nusiteikimas yra? Yra. Labiau sėkmė ar labiau pelnytai? Geras klausimas. 1-0 tai gal ir sėkmė, bet nepasakyčiau, kad mes tenai labai prasčiau atrodėm. Pradžioj biškį nesitreniravo, pirmą kartą susitikom, pasisveikinom, paklausėm, kaip žiemą sekėsi. Kiekvieno, tai pradžia tokia keista buvo, bet realiai pabaigoje susižaidėm. Arba jie pavargo, arba pabaigoje susižaidėm. Tai realiai manau, kad kaip yra, tai viskas gerai. Kas dar sunkaus buvo be susižaidimo stokos? Nu, susižaidimas ir plius aišku, ten tą kamuolį mes visi pamiršę buvom. Tai medžiai leido daug ir ten mušinėjomės, bet pabaigoje, sakau, viskas labai neblogai atrodė, reikia gal biškį pasitreniruoti ir atrodo, kad vaizdas visai neblogas. Nepervargot? Aš asmeniškai tai pervargu, nežinau, jūs paklausite. Realaus paklausite. Ten tai nieks nebus pervargę. Ką galvojate apie sezoną, apie tas 13 rungtynių, kur turėtumėt būti po jų? Šiaip sunku prognozuoti, kažkaip aš tai buvau tas, kur norėjau tos intrigos pabaigti sezoną ir po to dėl taurės matos, bet šiaip pažiūrėsim, pamatysim, dabar labai anksti. Bet startas vis tiek nuteikia optimistiškai. Startas geras, einame švęsim startą. Manau, pritrūko kovingumo, nes reikia pripažinti, kad Žave šiandien žaidė labai kovingai, pažįstam vieni kitus. Jie išėjo šiandien kovoti. O kodėl jūs neišėjot kovoti? Priežasčių buvo pora, nes ir 3 ar 4 nauji žaidėjai debutavo šiandien. 2 žaidėjai dėl traumų negalėjo šiandien padėti komandai. Plotas jaučiu, nes visus metus žaidėm tą vadinamą mini futbolą. Ir greičiausiai tas plotas Bet sakau, pagrindė yra greičiausiai Žave kovingumas, nes mes greičiausiai išėjom kažkaip tai laimėti, jie išėjo kovoti. Čia atsitiktinumas šios rungtynės pralaimėjimas ar gali būti ir dėsningumas? Sunku sakyti, spręsim, kalbėsimės. O ko tikitės? Tikimės su kiekvienom varžybom pagerinti savo žaidimą, susižaidimą, nes, kaip ir sakiau, 3 žaidėjai debiutuoja šiemet, tai tikėkimės, kas bus gerin, bet šiandien... Turit kažkokią vietą užsibrėžę? Ne, šiemet formatas pasikeitė, planavom žaisti pogrupėse, galvojom, kad tai bus ir savo jau atidirbtą sistemą, žinojom kaip ir kas, dabar viskas pasikeitė. Čempionatas irgi neblogai, bandysim, sunku sakyti dabar, pirmos varžybos. Aš tai džiaugiuosi, sužaidėm su tą komandą, su kuria daugiau nesusitiksim. Aš nemėgstu niekada su jais žaisti. Nes žaidžia grubiai, nemaloniai, spardosi, daužosi, kaip užtunkoja kažkokie tai. Tai man džiugu, vasara dabar jau prasideda, dar kitą savaitę dar su viena komanda atlošim, kurios irgi nemėgstam. Irgi nemėgstam. 2 komandas nemėgstam, tai su jom atlošim ir bus vasara. Tada prasidės Euro ir galėsim laimiai žiūrėti futbolą, žaisti, džiaugtis vasarą. O kaip savo paties žaidimą, jeigu nežiūrėtumėt į varžovus? Aš tai pats nežaidžiau, bet Chebra kovojo ir tokios sunkios, klampios rungtynės gavosi, daug spardėsi, daug daužėsi. Aš manau, kad jeigu būtų antro kėlinio pradžioje neįmušę, tai gal lavoną būtume išnešę, nes ten iki muštinių buvo nebedaug likę. Tai tokia... Bet jie pelnytai laimėjo.
Ne, tai aišku, jie įmušė 2 golus ir čia nėra ką kalbėti. Galim spėti, kad jie vėl bus viena pagrindinių favoričių laimėti čempionatą. O tai kokia čia paslaptis? Jie į tą top 3 eina, Antakalnio Žaibo Kirtis ir Skaidiškas turbūt kaip amžinai visada kovos. O Čia visą VVG? laiką- Nu tai VVG, čia visiems Antram krepšelį. Ne, tai čia ilgas čempionatas šiemet iš viso bus labai daug staigmenų, nes ir Taip formatas manot, ane? kitoks, jo. Įdomu bus turbūt dėl to, kad vienas iš kito taškus atiminės. Ir tie lyderiai top 3 atiminės. Tai kas iššoks, tai pamatysim.